Tai ką, pažintis su Rita, mano ilgametė, turbūt tikrai labai ilgametė, ne, gal nelabai ilgametė, studentė. Kiek tu metų esi? Nelabai. Labas dar kartą, Indrė. Aš esu su tavimi, labai gerai prisimenu šitą įvykį. Kaip buvo, tai buvo 23 metų pavasaris. Ir tiesiog savo aplinkoje, kurioje tu esi buvusi, aš ravėjau, tiesiog darže ar kažkur ir aš daug ką klausydavau, aš jau kuris laikas. Ir nemeluosiu, tikrai neslėpsiu, kad tai buvo kažkokios atsispyrimai pradžia ar kažkas. Nes aš labai daug klausiau ir man kai kada būdavo sunku pasakyti netgi, kas dabar vyksta, kad taip iš tikrųjų vyksta, kaip dabar, va, tokie dalykai. Klausiau begalės laidų ir tiesiog dėl savišvietos, nes jau senai nežiūriu televizijos ir taip. Ir beklausant kažkokios, tai nežinau, laidos, man įsijungė Indrės balsas. Ir aš toliau dirbu ir galvoju, nes aš tikrai neieškojau, tai galima sakyti ir mistika ir kaip. Įsijungė ir neatsimenu, kas per laidelį buvo, bet man labai surezonavo ir aš klausiau ten ir apie gyvenimo, ten tokias kažkokias pamokėlės, bet labai neilga, galbūt tiesiog aš pribėgu prie telefono ir tais laidelės nėra, nieko nerandu. Už kurio laiko visai neilgai trukus panašiai kartojasi. Bet aš tada pribėgau ir užsisaugojau. Ir ką aš dariau gyvenime praktiškai visą laiką, kada man tai surezonavo, aš pradėjau klausytis. Ir viena iš tų laidų, trečia buvo tokia, rimta, klausiausi čia ravint, o kitą dieną turėjo būti sūnaus vestuvės. Aš prieinu prie tos laidos, galvoju, nes būdavo ten seni įrašai, 2 metų, ten daugiau, pasižiūri šviežia laida, kaip sakant. Ir Indrė bekalbant reklamų, kai tiesiog pasako, kad galit jungtis į gyvenimo balansą. Aš užsisaugoju, viską padedu, ateinu į kambarį, o rytojaus sūnaus vestuvės. Ir rašau Indrė, ar aš galiu jungtis į gyvenimo balansą, žinodama, ten gavosi taip, kad tikrai finansiškai, kadangi buvo išlaidų, Indrė man taip pat parašo, kad gali. Tai buvo taip, 23 metai, gegužės mėnesį, aš įsijungiau į gyvenimo balansą. Ir tai buvo... Jubiliejus visą laiką žinom, kada, reiškia, vieną dieną prieš sūnaus vestuvės. Taip. Svarbu žinoti. Taip, ir man tas buvo labai svarbu, kas surezonavo, sakyčiau, ką aš pamačiau, aš pradėjau sekti, iki dar to užsiregistravimo pradėjau žiūrėti nuo pačios Indrė, ką jinai transliuoja. Ir man buvo labai artima sielai. Įvairių ten girdėjau per tą laiką nuomonių, tai Indrės balsas, tai kažkas, man taip juokingai viskas atrodė, kaip žmonės kritikuoja arba žiūri į tai, kas visiškai atrodo nereikšminga, tu jauti širdim ir aš tą pajaučiu. Ir iki to labai daug ateita. Ir tas darbas su savim nesvetimas buvo ir tas tiesiog atrodo žinai, bet iš kur žinai, net neaišku, iš kur žinai. Ir kaip aš užsiregistravau į gyvenimo balansą, tai buvo pats darbymetis ir lauke, ir tos man meditacijos, sakykime, aš sakau taip nuoširdžiai, kaip yra. Man tiesiog nebuvo galimybės, aš būdavo lauke, dirbu iki kol beveik sutemsta ir tas naktis rytą į darbą, tiesiog. Ir aš nuolat ausinės ir aš nuolat klausiausi. Kad ir nemedituodama, bet aš nuolat klausiausi. Pareinu namo, dar kiek laiko lieka, dar kitas laidelės. Ne tik gyvenimo balansą, dar visą tiesiog filtravau iš eilės. Ir ką aš tuo gavau? Aš gavau įrankius. Ir atsakymus į klausimus, kodėl kas vyksta. Galiu pasakyti, eidama per gyvenimą turėjau labai daug patirčių. Nemanau, kad aš esu išskirtinė, kur turi tas patirtis kažkokias kitokias. Mums turbūt būna skirta ir mes per jas einam.
Bet aš ėjau per savo gyvenimo patirtį su savo kalte. Iš tos pozicijos galima sakyti, aš gyvenau. Ne tai, kad kitus kaltint, kaip dažnai būna, kad oi, kodėl čia man taip dar ten davė ir Dievas kaltas, ir kaimynai, ir tėvai, ir visi kalti, bet aš va su savo ta vidinė kalte gyvenau. Ir kodėl ne tai padariau, ir kodėl ne tą padariau, ir kodėl ne tą pasakiau, ir kodėl taip, ir kodėl anaip, ir kol netėjau iki šitų pamokų, kur man atsakymus pateikė, kaip rezonavo tą, ką pateikė Indrė. Aš niekur kitur šito neradau. Tai tikrai dabar yra mokytojų pilna, galima pasižiūrėti, kiek tik tai telpa. Atsiverti ir visokiausio, kaip sako, ir plauko, ir kalbų, ir manierų, ir ko tik tai nori. Aš paklausydavau ir kitų žmonių paklausydavau, bet man nebuvo tų atsakymų. Man taip giliai nerezonavo ir aš jų nesmerkiu, kad jie tą dalyką daro. Kiekvienas eina per savo gyvenimą, kiekvienas daro savo tai, ką jie jaučia ar nejaučia. Aš nežinau, neturiu aš neteisėjas ir ne Dievas, kur galėčiau spręsti, kas ką turi daryti. Ir einam su klaidom ir kaip pasakyti, kaip ką suprantam turbūt. Bet vat aš, sakykime, palyginus tą laiką, kas ir buvo prieš 5, prieš 10, prieš 15 metų, taip kaip aš supratau ir kas mano viduje yra, aš turbūt tą turėjau, nežinau, turbūt yra tos duotybės, kur, kaip sako, aš labai jauna, mano gyvenime buvo pirma santuoka, tai buvo labai anksti. Ir žiūrint iš tos pozicijos, sakykime, ką aš patyriau, kad ir ten kokios būtų pamokos, aš jaučiu dėkingumą už tai, kas įvyko, nes sustiprino mane labai stipriai. Aš užaugau tuo, kas aš esu. Labai man tas rezonavo, aš esu, kas aš esu. Nes jeigu to nebūtų buvę, tai gal aš būčiau ta dalis visuomenės, kurie eina ir dabar aš matau tokius žmonės, kurie be jausmų, be širdies, jie tik tai žiūri, kas kaltas, kodėl jiems blogai. Ir tai turbūt yra man didžiausia vertybė. Kažkaip, kai pradėjau klausytis kursų, vieno dalyko gal ir nebuvau supratus. Nes man atrodė, kad mūsų šeima, sakykime, kurioje aš gyvenau, augau ir, atrodo viskas gerai, kaip ir idealiai, kaip ir normali šeima, tėvai buvo išsilavinę žmonės ir mums nieko taip netrūko, kaip ten sakysim, nesakau, kad mes niekada nebuvom pertekliui, turėjom tas, bet tos pamatinės, sakykime, tokio šeimos samprata tokia buvo, normaliai atrodė viskas gerai, bet pasirodo, kai pradėjau gydytis, visai kitą dalyką pamačiau. Ir tas noras įtikti, ir noras, kaip sakyti, ir pirkimas meilės buvo, visko buvo, nes taip žmonės suprato, taip jie ėjo tiesiog labai daug metų. Ir atėjom ir mes, gi neišimtis, atėjom taip pat su tokia samprata, su tokiom programom. Ir sakykime, ir dabar mūsų šeimoje žiūriu, mes esam 3 ir sesuo, ir brolis. Mes visiškai skirtingai matom ir dabar viską. Nes skirtingai gydomės, skirtingai turim patirtis ir žiūrim viską labai labai skirtingai, nors ir tėvai tie patys, ir mūsų niekas neskirstė. Ir tas yra labai svarbu, kiek tu vidumi jauti ir kiek tu pasiimi iš tų žmonių vadinamų mokytojų, ar kaip juos galima pasakyti, kurie nebūtinai turi praeiti tavo kelią. O kas dėl pačios Indrės vedimo, tai sakykime, man labai daug dalykų rezonavo. Kas man buvo, ką aš pajaučiau labai gilų išgyvenimą žmogaus, nežinojau, kas jos gyvenime. Ir klausiu, pas mane visos laidos yra perklausytos nuo pačios. Ir klausiau ir atrodo,
tiek daug liečia mane pačią. O paskui buvo taip, kad neilgai trukus, tai čia buvo pavasaris ir aš tiek visko klausiau iš karto ir paskui sužinojau, kad Indrė bus Lietuvoje. Tai va, nuo gegužės mėnesio jau mes susitikom birželio antroji pusėje, buvo Lietuvoje gyvas susitikimas. Aš viską dariau ir iš darbo, ir iš žodžių ten gavosi kuriozų, bet atvažiavau ir mes pirmą kartą susitikom. Nedideliam tokiam būrelį moterų ir man kaip, pasakysiu taip labai nuo dūšios, kaip sakyti, aš kaip jaučiu, taip ir sakau, man buvo tokia mintis, kaip smagu visą kitą taip, tam būry. Bet aš taip žiūrėjau savo vieną ir galvoju, vis tiek, čia yra visos moterys, jos nori kažkiek ir pabendrauti ir viską. Ir aš tokią mintį paleidau, kaip būtų smagu susitikti su Indre taip va, dviesi. Ir ką jūs manot? Paleidau šitą mintį, nieko nepagalvodama, tiesiog paleidau ir viskas. Kiek praėjo laiko? 2 savaitės? Aš tada kaip atėjau iš lauko lygiai taip pat iš daržo, atėjau į kambarį ir padėjau telefoną ir, maža kas būna tų žinučių. Ateina žinutė ir gavau iš Indrės žinutę, gal kas galite priimti nakčiai. Žodžiu, ten prasidėjo taip, kad Indrė grįžta iš kelionės ir ieško nakvynės Kaune. Aš taip pagalvojau, o kodėl dabar Kaune? Tokia mintis, galvoju, taigi ten mama kažkaip tokia mintis prasisuko. Ir, aš parašiau Kaune, o jeigu rajone, nes, aš ne Kaune. Paskui gaunu už kelių minučių, o kokiai vietoj. Ir mes susirašom, pasirodo, kad Indrė grįžta į Karmėlavą, į oro uostą, o aš visai netoli. Ir aš galiu pasakyti taip, kaip mintys materializuojasi. Dabar tai tą dalyką jau net kartais dėdė mano dabar jau miręs, bet jis man sakydavo, tu ragana. Aš pagalvoju, ir iš tikrųjų pradėjau gaudyti, anksčiau kažkaip, taip, neužakcentuodavau, taip. Bet dabar tai net pagalvoju. Ir man nuo pirmo karto, kaip Indrė atvažiavo pas mane, aš neturėjau įsignyti ir pagalvoti, tai įsipildė. Aš paleidau visatą ir įsipildė. Ir turėjom tokį nieko be jokio pasiruošimo laiką ir aš tai branginu kaip, nežinau, kaip gyvenimo dovaną. Ir tai jau praėjo 2 metai nuo to laiko su dideliu galu. Tai buvo birželio mėnuo. Ir va, tai mūsų tokia pažintis ir tokia kelionė kartu, kur stengiuosi nekopijuoti to žmogaus, nes, negaliu aš jos kelionės eiti ir jinai mano, bet pasimokyti visada. Ir išjausti, ką jinai transliuoja ir kiek jinai daro dėl žmonių. Aš manau, kad pasiima tie, kuriems reikia. O kuriems nereikia, argi tu gali įpūsti, kad ir saviems. Ir dabar kiek visko suprantu, kaip su ta kalte grįžtant prie tos kalties, kiek suprantu, kaip aš save kaliau prie kryžiaus. Už tai. Tai labai gerai atsimenu, kaip vertos jau toliau kurse, kaip gal aš ten tokia mama, taip, aš turėjau ir kontrolę, nes gyvenimas nelepino, ir šeima didelė, ir vaikų mano taip pat užauginti, sakykime, dar vyro, mes susipažinom, užauginau 2 vaikus, bendra šeima mūsų jau 4 buvo, nebuvo taip ir lengva, ir gyvenimas, ir su vaikais santykis, visko yra. Ir su savais visko būna, o dar kai turi padidinamąjį stiklą ir tave mato ir per kažkokius tai filtrus žiūri, kurių net nežino, kaip iš tikrųjų yra, turi aiškintis, teisintis ir tai nuolat. O aš buvau auklėjama taip, kad gerbti, mūsų auklėjimas buvo toks, kad gerbti ir nepasakyti savo tokios pozicijos, neįžeisti. Tai reiškia ką, tave gali įžeisti, o tu pasakyti ir, taip ir nelabai. O paskui tiesiog ir nesakydavau, tiesiog atsiribojau ir žmonių tų, kurie naudojosi, gal ir žeidinėjo, ir manipuliavo, ir visai buvo,
jų nebeliko tiesiog. Bet tai viskas eina su tuo, kai tu turi atsakymus, kai tu turi priemonės gydyti savo sielą. Ir man, kas yra, aš paklausau ir žiūriu dabar ir čatuose, ir visur. Aš anksčiau ir mokykloje rašydavau rašinėlius ir visokius, ir temas daug. Man rašyti čatuose ir laiko neužtruko. Aš negaliu taip, kai paima ten greitai, gal žmonės turi tiek, sakykim, o man atrodo, aš kai pradėsiu, man galo nebus. O kas nors sutrukdys, jau nutruks mintis. Tai va tas toksai rašymas, man geriau pasakyti tiesiog arba balso žinutę įrašyti, bet vėl kaip klausys, kaip kas supras, ar reikia to ar nereikia, tai kiekvienas, aš taip galvoju, kad eina per savo pajautimą. Ir va, pavyzdžiui, sakysim, aš klausausi Indrės webinarus, man taip gera klausytis, aš net kelis kartus pasiklausau ir kartais nieko neparašau, dėl to, kad neturiu ką parašyti, tiek daug ir gilu, apie ką pasakyti. Banaliai kažkokie 2 sakinukai, man nesirašo. Tai va toks mano apibūdinimas, jeigu kas klausys, kaip man padėjo šitie kursai. Aš nesu tas uolus mokinys, kur ten jau pasiima ir ten daro. Tiesa, kaip dariausi gyvenimo balansą, kai kartojausi, aš esu 3 kartus jau praėjusi, tai aš netgi bandžiau susižymėti, susirašyti, ką aš pajaučiau, bet ir vėl, tai čia yra mano, vėl, kiekvienas darom savaip. Ir jau aš, kai kartojau gyvenimo balansą pati savarankiškai, jau aš čiate nebebuvau, aš savarankiškai dariausi, bet man kiekvienas kartas buvo kitoks. Už tai labai didelis dalykas ir labai didelė Indrės dovana yra tai, kad mums visi kursai lieka visam laikui. Ir tą, ką praeini ir ką kartoji, aš tiesiog matydavau ir girdėdavau kitaip. Daug labai, sakykime, dabar net nepasakysiu, nes kai kur esu įsižymėjus savo knygoj. Nežinau, kiek kartų reikėjo daryti meditaciją, kad praleistų, kad girdėtum. Atjungi ir atjungi. Bet vieną kartą praeini ir eini toliau. Tai yra be galo didelis įdėtas Indrės indėlis į visus, kurie nori gydytis. Be galo, aš net nežinau, kaip pasakyti vertės. Tai pinigais, žinoma, kai dabar toksai gyvenimas žmonėms gal atrodo, kad tai yra labai brangu. Kad tai yra, net nežinau, kaip pasakyti. Bet kai tu žinai tą tikrąją vertę, ką tu gauni po to ir ką tu turi toliau, aš net neturiu pasakyti, kokia turėtų būti kaina. Nes žmonės turbūt, kaip ir sveikatos, sakykime, žiūrint sveikatos pusę, žmonės neinvestuoja po truputį į save, tiek į fizinę sveikatą, tiek į emocinę, tiek į dvasinę, neinvestuoja į save, o paskui, kai viskas sugriūna, tada jau pasidaro nebrangu nei parduoti namus, nei butus, nei mašinas, atsisakyti visko, kad atgautum bent dalį to, ką tu galėjai palaipsniui padaryti. Tai va čia lygiai tas pats yra. Ir aš, jeigu kas ir klausys, labai norėtųsi man, aš tą transliavau labai, ir aš kaip pajaučiau, mano suėjo ir sesuo, ir brolio žmona, ir mano Marti į šitos kursus, tiesiog matydami, aš tiesiog noriu dalintis, man taip norisi, kad visi žinotų, kad tai yra labai didelė vertė, išliekamoji vertė, jeigu tvarkaisi, jeigu tik paklausai ir galvoji, kad kažkas už tave padarys, išspręs, tada ne. Tada tu lieki vėl tame pačiame, kurie esi. Arba nelaikas. Bet jeigu jau tau labai skauda, tada taip. O kad, sakykime, galvoti, kad aš gyvenau čia visiškai viską gerai dariau, ne, turėjau aš ir kontrolę, turėjau migreną,
Viskas paskui man išaiškėjo, kodėl, palaipsniui susidėliojo ir turėjau tokį galvos skausmą, kad būdavo labai gerai darbė atsimenu, kad iki tualeto nubėgsiu ar nenubėgsiu, ant kiek būdavo tas skausmas ir iki vėmimo. O dabar man praktiškai nebeskauda galvos. Aš turėjau tokių įtampų nuo vasaros darbe, nes dirbu darbą tokį gana įtemptą, bet aš neturiu šitų problemų. Nes aš žinau, kokiais įrankiais man galima naudotis. Jeigu paskauda kažkas, tai vėl žinau, ką man daryti, kur man nueiti, kur man pasižiūrėti, ką man pasiklausyti ir su kuo padirbti, kurioje vietoje man tvarkytis. Tai va, tai taip, kad Indrė, aš esu be galo tau dėkinga, be galo. Už tai, ką tu darai, už tai, ką tu man davei. Ir daliniesi ir tiesiog atrodo kaip neįsenkantis šaltinis, bet neįsenkantis šaltinis, tai žmogus turi irgi, kaip sakyti, būti pilnas, kad jis galėtų duoti. Va šitas man irgi labai rezonavo. Ką tu gali duoti iš tuščio? Taip, aš pripažįstu, kaip aš savęs nemylėjau. Kol man dabar dukra, sakysim, kaip ten yra su santykiais, bet jinai man kiekvienam žingsnį pasakydavo, aš taip nedarysiu, aš tą nedarysiu, aš taip. Ir aš šiandien kokia esu jai dėkinga, kad jinai tiesiog, sakykim, kad ir atrodė labai skaudžiai, bet man atvėrė akis, kad aš tikrai savęs nemylėjau. Meilė savo tai vėl yra skirtingi požiūriai žmonių. Kaip tai sako meilė savo? Kas ta meilė savo yra? Tai tikrai ne patys gražiausi ten kažkokie kailiniai ar mašina ten ar dar kažkas. Meilė savo tai yra tas pildymasis savęs ir dvasinis augimas. Kai tu pamatai aplinkui, tokius dalykus, sakykim, kad ir darbe susiduriu. Visi ten, didžioji dauguma, negaliu sakyti visi tai čia būtų ne taip, bet vis tiek, kaip sako, tavęs neerzina tokia kita situacija, manęs neerzina. Už tai, kad aš jau su tom situacijom susitvarkiau. Arba ten charakterio savybės kažkokio tai žmogaus, arba dar kažkas, tokie dalykai, pasižiūri šalies, ir ką, daug šviesos ir meilės, palinkitiem tai situacijai, ten tiem žmonėms, pripildai šviesą ir meilė, tiesiog viskas, aš matau kitom akim. Tai vat norėtųsi, kad kuo daugiau to šviesos ir meilės apskritai būtų. Nes labai gerai Indrė pasakius, aš atsimenu nuo pirmų tų tokių paklausimų, kaip sako, ten, kur yra šviesa, ten yra vietos tamsai. Ir man tas toks vaizdas, kaip uždegi lemputė ir nebelieka tamsos. Tai vat, jeigu bus tokių žmonių, kurie daugiau uždegs to šviesos, nebeliks vietos tamsai. Ir atrodo toks paprastumas, bet kaip rezonuoja. Iš tikrųjų, tai mes turim pradėti kiekvienas nuo savęs, nelaukdami, kol kažkas, nors atsiranda vis tiek, kaip Indrė, kuri, tai negaliu sakyti, kad visiškai buvau dabar taip ir man čia ne, bet man rezonavo šitam, ką jinai daro. Ir labai džiaugiuosi. Aš įsikišiu šitoje vietoje, tas, kaip sakai, mano sesuo, Marti ir taip toliau artimieji atėjo ir tavo mama klausosi manęs, nors kursų nėjo, bet iš tikrųjų nuostabios širdies. Klausosi tikrai. Ir šitiem žmonėm tu negali pamokslauti. Jie neateis todėl, kad tu labai gražiai papasakosi apie mane. Artimieji žmonės, ką jie daro? Jie žiūri į tave. Ir tai yra turbūt didžiausias įrodymas tavo pasikeitimo. Nes tu niekam nieko neįrodysi žodžiais namuose. Namuose žiūri, kas tu kaip žmogus. Ir jeigu jie mato tavo pasikeitimą, dabar aš tave matau tokią, kokią aš tave matau. Aš tavęs nemačiau anksčiau. Aš negaliu tavęs palyginti.
Ir jeigu tu man dabar sakysi, va, žinai, eikit pas Indrę, jinai tokia, aš, okei, gerai tau, tu tokia faina, rami, savo atsipalaidavusi, migrena, kokia migrena, tau nėra jokios migrenos, aišku, nes dabar tu viskas tvarkoj, nes aš tavęs kitos nemačiau. Artimieji, jie mato pasikeitimą ir kai jie mato pasikeitimą, sako, turėtų tame kažkas būti. Dėl to jo, šituo tu man įrodai. Kuo įrodai? Savimi. Pavyzdys, ar ne, va, būtent tai, kas atneša žinutę artimiesiems. Jiems neįdomu žodžiai. Jie mato faktus. Prieš Taip. ir po. Taip. Tik artimieji, žinoma, nes darbovietėse pasikeičia, sakykime, žmonės keičiasi, jų nuolat nematai, bet vėl, jeigu, sakykime, aš dalinuosi savo ir Indrės postais, kiek galiu ten tokiais ir to mintim, kiti klauso, neklauso trumpai, bet vis tiek, jeigu žmogus yra tame ėjime į save ir į savo vidinį aš, tai jisai ieško būdų, tai nebūtinai turi būti aš tenais kažkoks nukreipėjas, arba paklausė, arba kažkaip, bet jeigu jam svetima, reiškia nelaikas dar jam per mažai skauda, aš ir sakiau, va tą patį, sakykime, kad ir artimoje aplinkoje. Aš turiu žmonių, kur guodžiasi, skauda, kažkas blogai, kažkas ne taip, bet nieko nedaro. Tai aš taip ir sakau, dar reiškia nelaikas ir dar per mažai skauda. Bet ar reikia tai, kad žmogus nugrimstų visiškai dugną ir kaip sunku paskui keltis? Arba kada trauma po traumos, taigi irgi, kaip sakoma, tai nėra laiko, tai nėra pinigų, tai nėra dar kažko, o pirmiausia, ar noras yra? Kažką keisti, daryti. Tai va, nuo to ir prasideda ieškojimas. Bet aš net nežinau, sakau, kada gal atsitiko tokie dalykai kaip gyvenime, ankstyva santuoka, toliau skyrybos, toliau tokie gyvenimai, kaip sakyti, kurie padeda pradėti mąstyti, kodėl taip vyksta. Nes viskas buvo gerai ir mokėsi gerai, ir pavyzdingai, ir baigėjai mokslus gerai. Kažkas yra ne taip. O ką reiškia ne taip? Su tavim vyksta, bet neturi atsakymų. Ir aš turbūt labai nuo ankstyvos paauglystės pradėjau domėtis. Ir man būdavo tokie nesvetimi dalykai. Tik nebuvo priemonių. Niekas, tiesiog nesidalino, arba jeigu kas nors būtų pasidalinę, tai su tai žmonėm kažkaip būdavo susitvarkoma. Nebuvo tikrai, ir paskaityti ten laiko nelabai gal, bet ir nebuvo ta siela tik tiek dabrendusi. Nes mes vis tiek gyvenom tose programuose, tokiam laikmetį, panašiai visi galvojam, gal buvo kita minčių tokių, bet ir vėl ateina tam laikas. Tai va labai, labai smagu, kada daugėja ratas, kai pamatau, kad ir jungiasi, ir klausosi žmonės, ir klausimai kitą kartą, gal jie nelabai tame dar, bet vis tiek gal užfiksuos, gal tokia kibirkštis jau atsiranda. Nepaklausys gal kurį laiką, paskui vėl ieškosis, taip kaip man tam darže, man irgi surezonavo ir aš paskui jau viskas, jau man prasidėjo, tai nors nebuvau nuo to tolusi, bet man reikėjo žmogaus, kuris surezonuotų tiesiog. Ta artima siela, jinai atsiranda neieškant visiškai neieškant ir džiaugiuosi ir bendrystė. Ir su tais panašiai mąstančiais žmonėmis. Tai va ir gaunasi taip, nieko neplanuojant, nedarant, nieko nenatūraliai. Tai turbūt pats natūraliausias gyvenimo tos etapas ir yra, kai taip viskas savaime vyksta. Negali pasakyti, kad neieškai. Ką reiškia ieškau, neieškau? Tai nereiškia, kad tu turi imti kastuvą ir visą laiką kasti. Aktyviai, žinai, ne, tavo ausys jos atvertos girdėti ir tu, kada tas signalas tau duotas buvo, ta žiežirba paleista,
lik ir yra, ta prasme, tai yra tas, kad žinai, tu visą laiką buvai atvira, tai yra ieškojimas, jis, sakau, tai nereiškia su kastuvu, bet tai yra visada atvira ausis. Ir ką tu klausai, tu galėjai klausyti žinių radijo ir kas bus blogai, paskui kas dar bus blogiau ir dar blogiau ir dar blogiau. Tu galėjai visada būti užsivertusi, ieškoti, klausyti atsakymų žiniuose. Ir tu būtum užsiėmusi iki pačios dienos ir iki tavęs neprisibels jokia žiežirba. Reiškia, tu užsidariusi. Kai tu atsiveri, tavo ausis girdi, tiesiog girdi. Dabar klausosi mūsų žmogus, ne? Tu kalbi, tu turi savo kalbą, tu turi savo žodį, tu turi savo vibraciją, tu turi savo žinią. Ir vėl, kažkas išgirsta tave dabar ir sako, wow, va čia, aš girdžiu, aš suprantu, nes tas žmogus rezonuoja, aš girdžiu, tas rezonavimo jausmas, kada susijungia garsas, ne, aš girdžiu, kažkuri žinutė, kad ir man tai labai stipru buvo tas tavo pasakymas, kaip neturiu laiko, neturiu pinigų, neturiu nieko, nežinau, nieko neužsiimu, darau savo darbus, užsiėmęs, kol nedavaro iki to, kad tada nebrangu parduoti namą, parduoti mašiną, parduoti viską. Tada nebrangu, kai jau reikia kapstytis iš paskutinio grabo, ta prasme viskas. Bet kur yra gyvenimas? Gyvenimas nėra tame bėgime, bet kai tu gyveni kiekvieną dieną, tu neprieini kitos vietos. Tau nereikia kapstytis. Reiškia, tu praradai visą tą laiką iki to grabo lentos ir tada pakniopštom lipti iš jos. Ir vėl, kokia prasmė? Ką tu po to darysi? Išlipai. Ir ką toliau tą patį darysi? Toliau bėgsi, toliau lėksi, toliau neturiu laiko ir taip toliau. Bet ta grabo lenta dažnai pasiekta jau viena koja ten. Jinai yra pažadinimui. Bet ar negalima anksčiau? Realiai. Ar būtinai jau iki galo prieiti, kad jau tada atsibusti? Kiek yra žmonių, kurie pradėjo suvokti, dažnai, kuriai tu vietoj buvai, pradėjai suvokti, kad yra kažkas daugiau negu tai, ką aš matau, kas man rodoma paveiksliukuose. Kažkas yra daugiau. Ir aš atsiveriu išgirsti tam, kas yra daugiau. Aš atsivėrusi. Jeigu tu per vieną, aš neskaičiuoju tų pirmų 2 žinučių, kur tu dar nespėjai suprasti, kas kalba, bet kabliukas yra. Bet vestuvių išvakarėse per vieną dieną tu iš karto išgirdau ir iš karto rytoj vestuvės, bet man reikia gyvenimo balanso. Žaneta, kaip jinai buvo klaususi, aš su ją turiu irgi įrašus, ar ne, jinai sakė per 3 dienas, per 3 dienas supratau, kad viskas jau dugnas pasiektas, bet jinai ėjo iki to dugno, kad iki jo pasiekti, bet jinai per 3 dienas padarė sprendimą. Kai jau atėjo iki to, kad girdžiu, išgirdau, darau, ne? Tai tavo šitas išgirdau, darau, tai rodo, kad tu visada jau klausėsi, tu ėjai tą kryptim. Ir tai yra nuostabu, tau buvo blogai, bet ar tai buvo grabo lenta? Ne, nebuvo, tu buvai darže. Tu buvai darže, ta prasme, tu buvai pastoviai darbe, ta prasme, tu dirbai darbe, tu buvai darže ir tu buvai atvira išgirst. Ir tai yra nuostabus laikas. Ar buvo viskas gerai? Ne. Ar tai buvo labai labai blogai? Irgi ne. Tai yra nuostabiausias laikas išsigydyti. Tada tau nereikia tom paknopštom, pasiramstant kryžium ir žvake, lipti iš to grabo. Tikrai taip. Ir kada supranti, kad tas gyvenimas yra čia ir dabar, kas yra neatidėlioti gyvenimo, aš ką ir sakau, tas yra labai svarbu. Ir net nepasiekti to dugno, kad nereiktų labai sunkiai krapštytis. Ir vertinti situaciją, kad praeities nėra, kaip man tas surezonavo, praeities nėra, vakar dienos nėra, o rytojus neaišku, kam priklauso ir kiek žmonių tai nepatiria. Kai tu supranti, kad gyvenimas vyksta šiam momente, visiškai kitaip viskas matosi. Aš ir vaikam tą patį sakau, nelaikas, aišku, tai kiekvieną neatvesi, kur norėtum, kad jisai būtų. Bet aš ir sakau, iš didžiausios problemos, argi ne, visada yra išeitis. Visada yra išeitis, kad ir kokia būtų situacija. Aš tą jau žinojau senai, aš žinojau,
aš atsimenu, kai sūnų pirmąjį gimdžiau, buvo ten tokia labai nemaloni situacija, kaip sakyti, ir aš be jokių tokių, kaip sakyti, absoliučiai jokio prisiminimo blogo, tik aš žinojau, kad viskas pasibaigė. Kad ir kokia bebūtų viską. Tai aš su šituo gyvenu jau daug metų. Ir kažkas žinojimas tiesiog be kaltinimo. Turbūt aš galvoju daug dalykų taip ir pamastau, kad tas neturėjimas kaltinimo kitiems mane turbūt ir atvedė iki to sąmoningumo taip giliai, kad ir išgyvenau bet kokius, atrodo, tokius kritinius atvejus, nes ir kraujo perpylimas darytas, ir, yra buvę. Bet šiandien aš sulaukiau tos visiškai kitokio gyvenimo kokybės. Ir norėtųsi, sakau, transliuoti tą žinutę, kad žmonės išgirstų, tiesiog išgirstų. Kad kaltinime ir savęs, ir kitų, ir neigime, nepripažinime, koks aš čia, vadinkim, geras, kaip čia kiti netokie, nėra, nevyksta šitas. Tu turi matyti save ir tokį, koks iš tikrųjų esi, ir pripažinti savo, nebūti. Pirmas dalykas, nemeluoti savo. O viską galima sutvarkyti ir išgydyti. Ir giliau, kaip sakant, ir aš taip galvojau iš tikrųjų ir sakau kaip ir apie savo šeimą, nors aš nieko blogo neturiu sakyti, ir aš, mamytė 80 metų bus. Bet ant dienų kaip tik. Ir jinai klausydama Indrės laidų, jinai man yra pasakius kelis kartus, sako, aš pavėlavau, aš labai daug dalykų nežinojau. Tai aš dabar su ją kalbuosi, sakau, tu nepavėlavai, tu dar turi laiko viską tvarkytis. Ir jinai žiūri, ir aš mačiau, mama taigi vis tik jinai to seno, kaip sakyti, tų požiūrių yra. Negaliu paneigti, kad tvarkosi ten taip, bet jos yra gyvenimas. Bet jinai keičiasi. Ir kalbėjime su savo artima aplinka, su kuo bendrauja, aš matau mamą kitokią negu prieš kiek metų. Už tai, kad sąmoningumas, tas gilus sąmoningumas, jis vis tiek ateina per klausimą, per suvokimą. Tai kaip yra tokių vedlių, kaip yra tiesiog yra, kaip tau duota viskas. O renkiesi, ar tu pasiimsi, ar tu dar lauksi. Taip ir yra. Mes turim kiekvieną savo pasirinkimą. Indrė, aš tau labai dėkoju. Tikrai labai dėkoju už visą šviesą, už pamokymus, už tiesiog tokį, aš kaip sakau, pamokymai ir dar spyris. Ne tai, kad tu ten paglostysi vaikiuką ir ten, ne, reikia ir to, kad žmogus pajaustų, jeigu tu nieko nedarysi, tai niekas ir nepasikeis. Savaime, tai kas gali ateiti, praeiti diena, tai sėdėsi, žiūrėsi ir praeisimai. Bet jeigu tu nieko nedarysit, tada niekas ir nesikeičia. O kad mes einam kiekvieną savo gyvenimo pamokas, einam. Ir dažnai jos būna labai labai skausmingos. Bet galima tas skausmą susimažinti, kai yra priemonės. Galima tas pamokas išmokti greitesniu būdu ir nekartoti jų tų pačių, nes visas didžiausias skausmas yra, kai pamokos jos neišmoktos, kartojasi dešimtmečiais. Tada jos yra tikrai labai skaudžios. Taip, ir niekas nesako, kad nesikartoja ir tos situacijos, sakykime, pramuša, mesgi esam toj matricui, pramuša mums vis tiek, bet tu greitai susivoki ir susitvarkai. Ir jau nebereikia tau ten kelių metų, kad vėl tą patį užsuktą ratą kartotum. Tiesiog tai labai greitai. Bet ir vėl kartojasi, kiek tam kiekvienas žmogus nori įdėti savęs. Ačiū tau, Indrė, labai, labai, labai ačiū, kad tu esi, kad tu negaili savęs, savo laiko ir vedi šitokią minę paskui save.
didėja ratas, smagu, žinai, kad yra tokių žmonių, kurie mato tame prasme. O galėtumgi nesakyti nieko, tegul kiekvienas, bet matyt tokia misija, kaip sakant. Tikrai taip. Tokia misija, tokia užduotis. Kiekvienas turim savo užduotį. Ir tiesiog pagal tą pasakymą aš esu, kas aš esu, tai vat yra mano dalis, kurią aš tiesiog turiu daryti. Ar tai yra kažkokie didžiuliai nuopelnai, kad aš didelį galiu užsidėti antpečius kažkokius, o kokia aš ypatinga, tai ne apie tai. Tai yra leidimas tam, kas vyksta per mane, kas turi vykti per mane, kad aš leidžiu tam vykti. Jeigu aš neleisiu, aš turėsiu savo problemų, kaip ir kiekvienas iš mūsų. Jeigu esi siuvėja ir nesiuvi, o vietoj to ten darai kažką, ką neturi daryti, tai tau nesiseks tol, kol tu nepradėsi daryti, kas iš tavęs plaukia. Tai kiekvienas savo turim dovaną. Tai va, tai yra kas mano, tai mano, aš turiu tai daryti. Ar aš tiesiog turiu ir vėl ne visai tas turiu. Tai yra vėl pasirinkimo teisės. Kiekvienas turim tam tikrą pasirinkimo galimybę ir ar lauką, ar dar kažką, kiek mes. Ir vėl, kiek tu leidi tekėtą energiją, tiek jos daugiau yra. Taigi taip tai vyksta. Jeigu aš blokuosiu ir aš sakysiu, ne, aš va turiu ten penkias mokinukės ir aš su jomis sėdėsiu užsidarius. Aš tarsi dalinuosi, aš tarsi turiu, bet aš neleidžiu tekėti tam, kas turi būti, vėl aš blokuoju. Aš automatiškai blokuoju ir nėra sėkmės. Tai kaip ir viskas, taip sakant, savanoriškai privalomai. Taip, iš tikrųjų tai tiesa. Ačiū, dėkoju. Kiekvieną rytą, nesakau, kad 100% nemeluosiu, būna visokių situacijų, bet ir rytas paprastai, ir vakaras baigėsi su Indre. Ir norisi, kad kuo daugiau išgirstų tave. Ir aš nevengiu to pasakyti, ir mano aplinkoje čia teko važiuoti į Maljorką su viena kompanija, natūraliai iš čia ląstelių, toksai, natūralūs produktai. Tai va, tai ir ten man tokių epitetų, sako, iš tavęs taip sklinda šviesa, norisi prisiglausti. Aš ir pasakiau, aš glaudžiuosi prie vienos moters, kuri veda mane, aš ją klausau ir žiūriu, moterys prisijungė. Tai smagu. Man smagu. Aš irgi nelaikau ir neusidau, aš niekam nesakysiu, kas čia iš kur gau. Turiu, bet neduosiu, arba negaliu. Norisi, kad visi, kas tik tai nori prie to prisiglausti, prašau. Gera, vat prie tavęs gera ir aš visada, kam kaip sureaguoju, kokią žinutę atsakau į kokį komentarą, man tau tik norisi pasakyti didelis glėbys. Dėl to galbūt, kad ir mes tikrai matėmės jau visą eilę kartų, buvom kartu susitikę fiziniam lygmenį ir man tas glėbys yra stipriausia, ką aš tau galiu visada pasakyti, tiesiog stipriai apkabinu ir dabar stipriai apkabinu su didžiausiu dėkingumu, su nuostabu. Šitas laikas, kurį mes praleidom, bet nežinau, kiek mes jau čia praleidom, šalia to, kas įrašyta, dar buvo papildomai, tai tikrai tas gėris ir malonumas tikrai didžiulis. Svarbiausia, viskas eina iš širdies. Kai tu jauti, kad tu negali tiesiog sulaikyti to. Man dažnai aš paklausau, man kitą kartą aš net negaliu, nes tiesiog ašaros, aną kartą gavau tavo žinutę ir man tiesiog ašaros, galvoju, turiu atsakyti, turiu nusiraminti ir atsakyti, nes tiesiog taip surezonuoja, kad aš išjaučiu giliai. Ir man dėl to aš visą gyvenimą būdavo tos ir šventėse kažkur pasisakymai, ir kur aš taip giliai viską per save filtruoju. Ir man bėga ašaros, aš tame gyvenu, arba esu, arba ne. Nėra pusė. Tai už tai taip ir tas ir pajautimas jisai giliai yra. Ir dėkingumas begalinis. Už tai ir rezonuoja tai, ką tu darai. Taip. Siela jaučia. Taip.
tiesiog susikalbėjimas sielom. Ir tavo pasakymas, aš atsimenu, kaip mes kažkaip kalbėjom dar pas mane čia, kai buvai. Ir mes, kaip čia dabar buvo, kad kalbėjom, sakau, kaip gyvenime gali būti, kad nesusitiksim, tu sakai, kitame gyvenime vis tiek, nu, vat, prašau. Ir tu tiesiog žinai, kas yra siela, ir kad tu atpažinsi tą žmogų, nes atrodo, nu, tiesiog tave traukia. Tai nebūtinai turi būti kraujo ryšys ar giminystė, ir dabar juo labiau, kas man rezonuoja dabar, aš anksčiau, tai mūsų buvo ir giminiai, toksai, nu, tokia buvo, kas sakysim, labai giminystė buvo. Tėvelio ypatingai pusė ten labai iš tėtės pusės. O dabar mano gyvenime atsiranda žmonės, ne dabar jau, nu, kuris laikas, kurių atrodo niekada nepažinojau, bet jie tokie artimi, kad atrodo aš juos 100 metų pažinojau. Kur vat, tas visiškai pasikeitimas tas, nes reiškia, tu jau jauti tiesiog per kitą kanalą, tu per kitur, ne tą bendrystę. Tai va, tas visiškai tokių dalykų naujų, kaip sakoma, kur, nu, tu jauti ir viskas. Nors aš tų tokių regėjimų ten ir kažkokių labai tai neturiu, nesakau, gal jie man neatsivėrė, ten kaip vadinkim, tiek aš gal nedirbu, dar, nu, vadinkim taip, aš priimu viską kaip yra. Ir sakau, kaip yra. Bet, vat, sakykim, tie tokie surezonavimai, tai man taip eina giliai, kad aš negaliu, ir dar kas yra, tai pajautimai, man tiesiog eina visa vibracijos. Jau tokios vibracijos, pavyzdžiui, kažką klausau ir man visas kūnas atrodo, vibruoja, atrodo tiesiog. Tai vat yra patvirtinimai. Ačiū tau, Indrė, dar kartą dėkoju, kad tu esi už tavo gerumą, už tavo darbą, už tavo šviesą, už meilę, už viską, ką tu darai. Ir dar manau, kad susimatysim ir susitiksim ne viename pokalbyje ir ne vieną kartą gyvai. Labai smagu. Tikrai taip. Tikrai taip. Stipriausi apkabinimai dar kartą, kaip ir sakiau. Ačiū labai, ir tave apkabinau. Ir atsisveikinam tada mudvi, ir atsisveikinam su, kas mūsų klausosi, daug šviesos ir meilės, gyvenimo balanso kursą, nuorodas rasite mano svetainė indresada.com, atsidarykite lietuvišką versiją, gyvenimo balansą, pasižiūrėkite ir junkitės, nelaukit, kol viena koja jau išėjime. Tai va, tokia žinutė mūsų trumpai. Labai rekomenduoju, tiesiog būtina, tiesiog. Ir toliau eiti po gyvenimo balanso, dar yra labai gerų kursų. Iki? Taip. Iki.